rytas su tokiu busiuku, nes šiandien važiuosime į Alaniją. Po pusvalandžio kelionės minibusų mes jau Alanijoje keliausime į migracijos centrą. Pažiūrėsime, kaip mums seksis, nes dabar leidimas gyventi Turkijoje užsieniečiams kaip green kortos loterija. Vietoje dar reikėjo užpildyti kelias anketas, kurias nebuvom užpildę. Na ir va taip atrodo eilė laukiančiųjų į migracijos departamentą. Na ką, dokumentus pridavėme, bet dabar skubame susimokėti vizos mokestį. Pasirodo, kai kuriem šalim, europiečiam pagrinde yra papildomas vizos mokestis, todėl mums iki pietų reikia spėti į banką, skubiai susimokėti viską. Ir turėtų viskas būti priduota. Žinoma, Alanijoje rudenį visai kitokia. Vien tik vietiniai pagrindė gatvėse. Užsieniečiai tai daugiausiai čia gyvenantis. Tuščia gatvėse. Bet viskas dar žydi. Bujoja. Na, žinoma, nebeturiškų malonumų. Čia kortelę atsiskaityti negalima. Reikia bėgti išsigryninti pinigus. Tai taip. Pavargome lakstydami iš tiesų. Šiandien visą dieną bėgte, nes mokesčių inspekcijoje nepriėmė kortelės. Reikėjo išsigryninti pinigus. Išsigryninti pinigus nepavyko, nes viršijome limitą. Reikėjo rasti savo banką. Jis gana toli ir paaiškėjo, kad iš tiesų ir limito pasididinti negalime. Reikia laukti specialios kortelės. Tačiau viskas turkiškai kaip visada, bet nebe gerų žmonių. Mums padėjo pačios mokesčių inspekcijos darbuotojas. Mes pervedėme pinigus į jo sąskaitą ir jis galėjo atsiskaityti. Nes mūsų kortelė tiesiog neturi to čipo reikalingo. Tai jau dabar užsisakėm naują kortelę, lauksime jos. Iš tiesų kokie žmonės nemėsingi ir neabejingi kitų tokiom nelaimėm nedideliam. Bet iš tiesų labai džiaugiamės, kad pagaliau atsiskaitėme. Dabar migracijos departamente pietus, tai tik pasibaigs. Priduosime likusius dokumentus, priduosime čipius, kad sumokėjome visus mokesčius. Na ir žiūrėsim, kaip mums seksis. Na ir dokumentų padavimas pats tikrai irgi labai smagus. Čia vis dar reikia ir rankiniu būdu užpildyti dokumentus. Aš parodysiu, kaip atrodo. Reikia nusipirkti rožinės spalvos, dosie vadinasi. Ir nusifotografuoti, pridėti savo nuotraukas, pridėti draudimo metams, sveikatos, pridėti anketą tokio tikslas, kodėl mes čia ir ką mes čia veikiame. Tai aišku, visi čekiai,
pati anketa leidimo gyventi, žodžiu, visada popierizmą atiduoti migracijai. Ir labai dažnai šitos papkės tarp to nuo kitų papkių pasimeta, tai vat, dėl to ir leidimas gyventi kartais tikrai labai užtrunka. Tai žiūrėsim, per kiek dienų mūsų leidimą gyventi paruoš. Ir toks va gražus, senas osmanų architektūros pastatas, pats migracijos departamentas. Ir laukiamasis čia irgi laukia, visi žmonės laukia tiesiog bendroje eilėje prie pastato, tada po vieną užeina jau į patį pastatą. Tai taip, irgi visai alaniškai. Ir svarbiausia dalis, kiek kainavo leidimas gyventi Turkijoje 2023 m. lapkritį Lietuvos piliečiams. Pats leidimas gyventi kortelė kainavo apie 10 eurų, apie 70 eurų kainavo mokesčiai, taip vadinami, ir apie 110 eurų kainavo pati viza metinė. Tai vienam asmeniui gavosi kažkur apie 200 eurų plus draudimas. Tai va tiek pinigų kainuoja leidimas gyventi Turkijoje. Alanija liko mums už nugaros. Važiuojam pavargę namo. Iš tiesų, palyginti su praeitais metais, kai mes buvome irgi darėme leidimą gyventi, žmonių žymiai buvo mažiau. Praeitais metais žmonių buvo žymiai mažiau, bet laiko atžvilgiu mes sugaišim lygiai taip pat visą dieną, nes vėlgi visi įvykiai su bankais, su mokėjimais ir visais kitais dalykais, kopijomis, jie kasmet keičiasi. Ir mums atrodo, kad mes esame pilnai pasiruošę, bet iš tiesų ne velne. Tai tiek trumpai, važiuojam namo, labai lauksim leidimo gyventi. Pranešiu, kaip mums sekasi gauti jį kitose video. Nes šiais metais iš tiesų Turkija labai stipriai pakeitė imigracinius visus procesus tam, kad šiek tiek sumažinti turistų atvažiuojančių skaičių, būtent kas liečia šiaip visoje Turkijoje, bet ir pietuose ypatingai dėl karo labai daug užsieniečių atvažiavo čia. Ir iš tiesų tai labai stipriai ir brangino būstą ir vietiniai buvo nelabai patenkinti. Kita vertus, tai vėlgi ekonomikai gali šiek tiek padėti, nes daugelis irgi gyvena iš nuomos. Nežinau, toks sprendimas ar pasiteisins, bus matyti. Tai kol kas mes laikom pirštus, laikom čiūrus, kad mums pasisektų ir kad mes šiais metais vėlgi sulauktumėm leidimo gyventi. Tai tiek trumpai, ačiū, kad žiūrėjote, prisijungkite, pasirašykite po šito video, laikinkit video, prenumeruokite kanalą, tam, kad galėtumėte sekti naujienas iš Turkijos. Aš visiems labai dėkoju ir iki.